Sveiki visi, esu Karolis Sankauskas, vaikinas, kuris netikėtai yra įmestas į karo virtinę. Ką tai reiškia karo virtinė, dabar šiek tiek parodysim, nes turime 30 minučių, per kurias galėsiu parodyti, ką mes veikiam, ką mes nuveikėm, ką mes visi su savanoriais padarėme vardan mūsų visų laisvės. Tai pats asmeniškai esu buvęs 85 kartus, prieš 3 dienas teko grįžti iš pačio fronto, iš tų vietų, kuriuose kiekvieną dieną dėja, bet yra apsiaustis. Iš viso su kolektyvu esame padarę nei daug nei mažai virš 170 misijų, kurių metu padėjome tikrai tūkstančiam žmonių. Ne tik tūkstančiam žmonių, kurie galėjo atvykti į Lietuvą, ne tik tūkstančiam žmonių, kurie galėjo čia įsikurti, rasti savo saugų prieglobstį, bet ir tiem, kurie gina mūsų visų laisvę kiekvieną dieną. Tai šiek tiek apie mane. Tai aš esu Karolis Sankauskas, jeigu kažkas matėte mane, tai, o tie, kurie nematė manęs, tai galiu pasakyti tai, kad esu vaikinas, kuris kiekvieną dieną 4 metus plūsta, dirba, juda, vardan to, kad mes turėtume saugesnį rytoj. Pats vadovauju projektavimo sprendimam, tai tokia bendrovė, pilna architektų, pilna inžinierių, pilna pastatų naujų, pilna visokių idėjų, kitaip sakant, projektuojam pastatus. O šiaip, kur tų pastatų ir visų gerybių pinigėlius dedam, tai dedam ten, kur vyksta karas. Tai šiek tiek apžvalgai norėčiau parodyti, kad esame 5-oje salėje, tai šitoj salėje nusileidus į 1. aukštą, yra toks didžiulis stendas, kuriame yra pikapas, tas pikapas keliaus Ukrainos kariam ir stovi Volvo. Tai yra ne visureigis, tai yra universalas, tai yra mašiniukas, kuris bus skirtas dronam vežioti link fronto. Ant to mašiniuko galite visi parašyti Putinui linkėjimus. Ateinat, pasirašot, galbūt Putinas išgirs. Tai nuo pradžių. Čia matysite QR kodą. QR kodas jums užuomina padėlios, kad reikia paremti, reikia nemiegoti, o viršui asociacijos paramos labdaros fondo logotipas, kuris vienė daugiau negu 130 savanorių. Su manimi išvažiavusių yra į frontą nei daug nei mažai virš 500, gerokai virš 500, kurie yra savanoriais, kurie prisideda, kurių, kad ir mažas ar didelis indėlis, nesvarbu koks, yra indėlis į mūsų saugesnį rytojų. Čia dabar matote vieną iš mūsų misijų, kurių metu buvo padaunoti automobiliai. Tų automobilių iš viso yra išvežta nei daug, nei mažai. 203 automobiliai. 203 automobiliai yra padovanoti kariam, ne Lvive, ne kažkur tenais Lenkijos pusėje, ne kažkur čia už Vilniaus užvežti, o tiesiai ten, kur kareiviai būna. Tiesiai ten, kur yra frontas. Čia matote viršuje dešinėje nuotrauką, tai Svetokirskas. Po kairiai dėja, bet vieta, kuri yra kiekvieną dieną apšaudoma ir ta vieta, kuri kiekvieną dieną yra televizijos ekranuose, tai Pokrovske. Čia šita nuotrauka yra daryta prieš metus. Beje, prieš metus teko tenas gerti kavą, valgyti ir žiūrėti, kaip žmonės gyvena kasdienį gyvenimą. Dėja, bet tokia realybė yra šiek tiek pakitus. Automobilius, kuriuos mes dovanojame, dažniausiai su savanoriais paimame, perdažome. Dabar tas dažymas yra šiek tiek jau ne visai tinkamas, nes tai identiteto ženklas, kad čia yra daugiau galbūt kareivis. Dažniausiai dabar tik tais užrašome užrašą Taranduko štabas ant kapoto, o darome tai tam ne tik tai, kad tai būtų maskuojanti spalva, bet dar ir dėl to, kad visi žinotume, kad tas automobiliukas iškeliauja būtent kareiviui, nes mes jį dažydami, perdažydami, mes jį dažniausiai, kaip sakant, subjaurojam. Ir jisai pardavimui tikrai būtų netinkamas. O viršui kairėje matote vieną iš konvojų, tai 3, 5, 6, kartais ir 14 automobilių keliauja tiesiai link fronto. Čia yra būtent taip, kaip atrodo mūsų tie konvojai. Važiuojame per įvairias teritorijas, įvairios apšaudytos vietos. Dėja, bet Ukrainoje jų yra daugėjantis skaičius. Vien tik tais mokyklų, vien tik tais mokslo įstaigų, nesvarbu kokio dydžio jos bebūtų, jų yra gerokai virš 1000, kurios yra sunaikintos ir negrįžtamai prateriotos. Jeigu žinoma, niekas jų nestatinės.
Tai va tokiais va keliukais kartais tenka važiuoti, čia pakelta drono medžiaga, iš viršaus nufotografuota. Čia yra įdomumo dėliai viena iš mokyklų po kairiai apačioj, Iziume esanti mokykla. Taip atrodo mokykla po rusų atvažiavimo. Viršuje po dešinį matote Pokrovske esantį vaizdą, kur irgi perdavėme paramą, o viršuje po kairiai matote su įvairiais Lietuvos pareigūnais, ministrais mašiną perdodam Lietuvos kariui, kuris kariauja Ukrainoje. Taip pat galite pamatyti čia irgi esančių vaizdų, tai kas čia yra po kairį, yra Kijevo mero pavaduotojas, po dešinį yra Mykolaive, didelėme mieste esantis administracijos pastatas, kitaip sakant, visos savivaldybės, visos apskrities pastatas, taip atrodo, taip susprogdinta. Kalbėjau su tuo žmogum, kuris vadovavo šitam pastatui, dėja, bet įdomumo dėliai yra tų, kurie šnipai būna, tie, kurie papasakoja rusam, kokios yra pozicijos, kada kas ateina, kada kas išeina. Tai į pastatą buvo pataikyta 9:10 min, nes žinojo, kad administracijos vadovas šiek tiek vėluoja kiekvieną sykį eidamas į darbą, bet vadovą išgelbėjo tai, kad jis kartais vėluoja 10 min, kartais 5, o kartais pusvalandį. Tai jis atvykęs rado taip atrodantį savo pastatą, savo darbo vietą. Tai jo tas vėlavimas jį ir išgelbėjo. Apačioje po kairiai matote automobiliuką, kurį dovanojame ukrainiečiam. Vienas draugas padovanojo elektrinį motociklą, elektrinį dviratį, kurį irgi padovanojom. Tai vaikinukai, kurie daro įvairias misijas priešui už nugaros, yra labai tinkamas dalykas. Tylus, neskleidžiantis šilumos ir vikrus daiktas, kuris gali nuvažiuoti 60-70 km, o jeigu nustoja, tai kuras yra tavo bagažiniai, nes pasikeitė elementai ir judi su nauju kuro baku, kitaip sakant, su naujuoju elementu. O apačioj po dešiniai, tam pačiam Mykolaive, perdavėm liemenės. Kitų liemenių yra padovanota šimtais, šitos liemenės buvo pagamintos Lietuvoje, įvairiuose rūsiuose, įvairiuose taškuose, kur žmonės tiesiog savo norų jas gamindavo, tiesiog įteikdinėdavo, kad galima būtų nuvežti. Taip atrodo vaizdas apačioje, tose vietovėse, kuriuose nėra elektros, kuriuose nėra ryšių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išvadavus miestą, pradžioje tiek elektros nėra, tiek ryšio nėra. Tai čia žmonės susirenka tose taškuose, kuriuose gali išgerti arbatos, gali pavalgyti sausainį vieną kitą ir gali atrasti galimybę susisiekti su savo artimaisiais, nes toje vietoje įdiegtas interneto ryšys. Žinoma, po kelių savaičių atsiranda daug kur jau visą tai, tai nėra kažkokia paslaptis. Ir miestas jau tampa tiek apšviestas, tiek ryšių aprūpintas. Taip pat važiuodami sutinkame labai daug žmonių. Čia buvo viena iš akimirkų, kur vienoje mokykloje teko kalbėti per vieną šventę kalbą. Žinoma, prieš tai padovanojame tam tikrus dalykus, kurių ukrainiečiam labai reikia. Viršuje matote vaizdą per vidurį nuotrauką, tai yra iš Chersono. Dėja, bet tas pastatas, kurį jūs dabar matote šioje nuotraukoje per vidurį viršuje, jis yra padalintas pusiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rusai Chersono apskrities administracijos pastatą paprasčiausiai paėmė ir subombardavo. O kur dingo tos apskrities, tos teritorijos vadas, toks ponas Saldo, jisai tiesiog kolaboravo ir perbėgo į rusų pusę. Taip atrodo Ukraina, kuri yra pafrontėje visoms spalvom nudažyta. Vaizdas, kurį matote čia, tai viršuje esanti nuotrauka yra daryta netoli Bachmuto, perdavėme, padovanojame kariam visureigį, krosneles, kitus dalykus. Viršui po dešiniai po 2 metų daryta su tais pačiais kariais nuotrauka. Tik tais jau gerokai kitoje vietoje, nes rusai, kad ir kaip nenorėtume pripažinti ir kaip nenorėtume susitaikyti su tuo, dėja, bet jie yra galingi, turėdami didelius resursus ir jie nesigaili žmonių gyvybių, jie tiesiog jas aukoja ir jie juda į priekį. Po apačią kariai pusiai su mūsų organizacijos savanoriais mes patekome į Iziumą.
Iziumą, miestas didžiulis, kad taip įsivaizduoti, tai gerokai didesnis, maždaug tokio dydžio kaip Utena. Tenais patekome tuo laiku, kai jis buvo deokupuotas. Deokupacijos metu atvežę paramą, buvome apsupti. Ten, žinoma, vėlgi buvo ta pati vieta, kur galima pasikrauti telefoną, galima rasti ryšį. Tai mes šioje vietoje paėmėme ir žmonėm dalinome gerus daiktus, kurių jiem labai reikėjo. Apačioje po dešiniai Kulautuvoje miestelėje prie Kauno buvome atvežę nei daug nei mažai maždaug 350 vaikų karo pradžioje, kurie dėja, bet dalis jų, didžioji dauguma, jų netekę yra tėvelių. Taip, kas čia? O čia viršui po kairiai vienas iš reabilitacijos centriukų, kurį mes įrengėme kariam, nes karas tai yra ne tik tais šautuvas, ne tik tais kulkos, bet ir kita realybė. Tie kariai, kurie būna sužeisti, jiem reikia atstatyti savo jėgas, jiem reikia atgavus jėgas vėl grįžti į frontą, o tai padeda įvairūs reabilitacijos taškai. Tai viena iš tų taškų, mes juos kelis esame įrengę, paėmėme ir padovanojame ukrainiečiam. Tai čia dalis iš įrangos, kurie atkeliavo. Po dešiniai viršui įvairios mašinos, kurios keliauja į frontą, mikroautobusas, kuris yra mūsų kaip simbolis, išpašytas ukrainietišką saulėgrąžą, grįžta pastoviai atgal, o džipukai ir kitos mašinos jos pasilieka fronte. Apačioje dešiniai matote vieną iš vaizdų, kai buvo daugybė mašinų dažoma ir jos keliaudavo tiesiai link fronto. Tiesiog savivaldybės aikštėj, Europos aikštėj dažydavom automobilius. Po kairiai viršui matote Limantą tokį vaikinuką, jis yra karys. Čia yra būtent ta akimirka, kai mes įvežam lietuvį į frontą. Jisai Bučioje praleido maždaug savaitę. Savaitę realiai be miego. Tai ta akimirka, kai mes įvežam, tuo dar kartu ir su autobusu, kuris yra apačioj, nes mes jį padovanojom tiem, kurie galėtų išvežinėti žmonės bėgančius nuo rusų agresijos. Taip, ką dar galima buvo nuveikti? O galima nuveikti buvo ir atstatyti mokyklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad padovanoti projektą, įkalbėti Lietuvos politikus ir padovanoti mokyklą, kuri yra dabar Ukrainoje, kuri yra pati moderniausia mokykla Ukrainoje. Pačiam teko suprojektuoti, Lietuvos Respublikai atstatyti, o su komanda mes važinėdami link fronto, kas 2 savaitės maždaug taip, tokiu intensyvumu, važiuodavome, tikrindavome, žiūrėdavome, kaip atrodo jos statybos. Viršuje po dešiniai matote vaizdą, kuomet su savanoriais iš 6M mes paprasčiausiai dalinome, žinot ką, niekada neatspėtumėt, kas to dėžutė yra. O to dėžutė yra Dolce & Gabbanos batai. Bent jau tai parašyta ant užrašų. Ką tai reiškia, tai yra, liaudiškai sakant, padėlkos. Tų padėlkų, kurios atsiduria turgavietėse, jų yra ganėtinai nemažai. O kadangi jų yra nemažai, tai nemažai jų ir pagauna. Tai falsifikuoti visi dalykai keliauja į atliekų aikšteles, kuriuose turi būti utilizuotos, turi būti sumaltos. Tai jos turi būti nukenksmintos. Kitaip sakant, padėlkos Lietuvoje nebus. Tai mes tas kabutėse padėlkas išvežinėjom tiesiai į Iziumą. Tai čia yra ta akimirka, kai žmonės po, grubiai tariant, pusės metų okupacijos, pamatę naujų batų dėžutę, nori, kad jiem loterija pasisektų ir jie būtent gautų būtent tuos batus. Tai va taip atrodo vaizdas. Beje, kas įdomumo dėlė, tai buvo 2 ar tai 3 dydžiai, kurie tik tais buvo, tai mačiutės, kurios paimdavo savo anūkam batus, sakydavo 38 mano anūko koja, bet tilps ir į 36. Vaizdai toliau. Apačioje po dešiniai matote mano ofisą, kuris buvęs ofisas čia Vilniaus miesto savivaldybėje, yra įsikūręs Europos aikštėje. Tas ofisas buvo paverstas tiesiog štabu. Į jį plaukdavo įvairi humanitarinė pagalba ir jis buvo paverstas sandėliu. Viršuje kairiai matote krosneles. Krosnelės keliaudavo tiesiai link fronto.
Nei daug, nei mažai, 1500 maždaug yra tų krosnelių padaryta ir jos yra išvežtos link tenais. Po kairiai apačioj matote atidarimo akimirką, kai atidarinėjom mokyklą. Vaizdas viršuje po kairiai, šito daugiabučio jau nėra. Yra toksai miestas antras pagal dydį Charkivas, o Charkivas turi tokį mikrorajoną Saltovka. Jeigu Vilniečiai, kiek čia Vilniečių yra? Pakelkite rankas. O kiek kauniečių? Supratau, tai įsivaizduokit, čia yra mikrorajonas toksai kaip Šilainiai, o Vilniečiam pasakysiu, tarkim, kaip Justiniškės arba Pašilaičiai. O Vilniečiai neleis man sumeluot, Pašilaičiuose gyvena maždaug apie 30 000 žmonių. Charkivo, Saltovka gyvena maždaug apie 100 000 žmonių. Tai rusai, kai pirmom dienom keliavo, tai jie keliavo tiesiai ne tik tais fiziškai, rankom, kojom, su mašinom, bet jie dar keliavo su savimi pasiteldami ir artileriją, bombas, sprogdinimą ir kitus baisius dalykus. Tai taip atrodo vienas iš daugiabučių, į kurį buvo pataikyta artilerijos smūgių. Po dešinėje apačioj, kadangi neretai su mumis vyksta ir žurnalistai, panoramai buvom paėmę su draugu Augustu Šulija reportažą su tokiu daktaru iš buvusios okupuotos ligoninės, o po to jinai deokupuota ir grąžinta ukrainiečių. Vaizdai viršuje, kairėje ir apačioje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, taip atrodė miestas, kurį buvo pasikesinta vandeniu. Buvo susprogdinta Kachovkos užtvanka, visas vanduo nukeliavo tiesiai į miestą. Pakelkite rankas, kam atrodo Kauno marios didelės. Kauniečių didelės atrodė. Taip. Tai įdomumo dėliai Kachovkos užtvanka yra 32 kartus didesnė negu kad Kauno marios. Tai įsivaizduokit, toks vandens telkinys, toks vandens rezervuaras suplūdo tiesiai link miesto. Tai visas miestas pasikėlė keliais metrais ir rezultatas labai daug sunaikinimo. O dešiniai, tiek viršų, tiek apačioj matote daugybę karių. Dėja, bet daugumos turbūt jau nebėra gyvų tarpe. Apačioj, dešinėje mes su savanoriais, su visa komanda mes dalinome padėkas, dalinome sveikinimus, įteikinėjome įvairius medalius. O viršuje, dešinėje, čia yra vienas iš sandėlių, į kurį atvežėme paramą. Kaip atrodo toliau? Vaizdas apačioj kairėje, čia yra toksai miestas Česivjaras. Manau, teko girdėti per televiziją būtent apie jį ir teko girdėti, kas tenas vyksta. Čia vaizdas yra prieš, grubiai tariant, 1,5 metų, kuomet į jį įvažiuoti buvo labai pavojinga, o dabar yra labai kart 10 pavojinga. Kitaip sakant, jo nemaža dalis jau yra okupuota ir kontroliuojama rusų. Apačioj, po dešiniai, netoli Bachmuto, matote vaivorykštės spalvą. Kadangi visos bendruomenės nori prisidėti, tai LGBT bendruomenė irgi nutarė paimti, prisidėti ir padovanoti džipą. Kas įdomiausia, džipus vežė panevėžiečiai, šiauliečiai, ne tik tais Vilniečiai. Taip, o čia viršui po dešiniai matote prie mano ofiso esančią nuotrauką. Visada prieš išvažiuodami mes pasidarom nuotrauką, kur tiesiog family photo, kaip aš vadinu, ir mes tiesiog galėtume keliauti. Vaizdai iš apačios po kairiai. Kas čia yra? Tai tiesiog vienas iš naujų daugiabučių, kuris yra Irpiniai. Tiesiog vaizdas pro langą. Toks vaizdas, dėja, bet yra realus. Apačioje dešinėje nuotrauka. Remiame tokį reabilitacijos centrą, kaip ir minėjau, tai yra karo veteranų centras, kuriame dažniausiai būna vyrukai ir merginos grįžę iš fronto be galūnių. Grubiai tariant, per metus jie reabilituojasi, gauna naują protezą ir dažniausiai pradeda mąstyti, kad nori grįžti į frontą, nori padėti tenais vargstantiems žmonėms. Dažniausiai, aišku, jie ne su ginklu mosikuojasi, jie dažniausiai būna dronų pilotais.
tam, kad galėtų irgi dėti savo indėlį. Viršuje dešinėje esantis tiltas tai yra Irpinės tiltas, kuris jungia Irpinę su Kijevu. Per šitą tiltą maždaug plius minus virš 30 000 žmonių yra išsigelbėję, judėję link Kijevo, tuo metu, kai pačioj Irpinėje vyko skerdynės. Apie Bučios, Irpinės ir Borodjankos skerdynės, manau, tikrai dauguma iš jūsų esate girdėję. Tai žmonės bėgo 360 laipsnių kampu į visas puses. To rezultatas žuvusių nebuvo tiek, kiek rusai turbūt norėjo. Vaizdai čia. Viršuje kairėje įteikėme Kijeve džipuką. Dažniausias dalykas, su kuo susidurima, yra tai, kai žmonės sako, kad dovanodami džipukus, sako, tai jūs čia nemažai užsidirbat. Tik aš jums duosiu lygti vieną. Labai paprasta lygti. Taip pat įvyko su to džipu po kairiai viršui. Draugo tėvukas sako, Karli, aš tau ją parduosiu už beveik 3000 eurų. Žiauriai geras džipas, tu dar galėsi užsimesti ir parduoti. Aš visą gyvenimą su juo bendravau jūs. Nuo tos akimirkos aš pradėjau ant jo tu bendrauti ir dar keiksmažodžius padaviau. Ir aš jam uždaviau myslę. Jeigu tu iš savo pinigų veži, iš savo pinigų perki ir eikvodamas savo laiką, kurio negali realizuoti kaip materialinę gerovę savo, nes tu verslo galimybių nematai dienos šviesos, liaudiškai sakant, o tik tais mikriukė ar mašinoje važinėjai, tai kaip tu gali čia uždirbti? O kareivių atiduodi, dovanoji tą daiktą už dyką. Tai tas žmogus, aišku, atsiprašė, bet aš jau neperėjau į jūs. Tai tokių mašinų, dar priminsiu, yra gerokai virš 200, kurias esam padovanoję. Viršuje, dešinėje irgi nuotrauka su mašinom. Apačioje po kairiai matote irgi šios parodos dalyvį, Pidžinas, toksai pseudonimas yra vaikinuko Pijaus. Tai Pijus tiesiog sugalvojo paimti, nutapyti kažką gražaus ant tos mašinos, nes penktukas BMW ganėtinai nuobodžiai atrodo, tai yra liaudiškai sakant, slyva ir ta slyva keliavo link fronto. O ant to tokia draugė Milda, jinai sakė, noriu jį padovanoti su savo vyru. Gerai, važiuojam, darom. Bet kad išskirtinesnis mašiniukas, tai jį mes tiesiog padailinam. O padavėme vaikinukui, kuris važinėja tarp Kijevo ir Charkovo, jisai tiesiog dronų dalis vežioja. Tai vėlgi pasikartosiu, kodėl ne džipas, todėl kad kiekviena mašina, nesvarbu nuo jos dydžio, gali atrasti savo tinkamą tašką kare. Vaizdas, kuris yra Charkive, po kairiai, viršuje, tai yra irgi administracijos pastatas. Šis administracijos pastatas nukentėjo pačio karo pradžiai, kovo mėnesį. Į jį pataikė taip pat raketa. Langų nėra, iš kitos pusės jau ir pastato atrodo nėra, bet iš tos pusės čia yra gražioji pastato pusė, pati gražiausia pastato pusė ir jis atrodo visai dailiai. Apačio dešiniai, keičiantis viešbučio tinklo savininkui, nutarta buvo pakeisti patalynę. To rezultatas 650 kg patalynės. Toks kiekis nukeliavo į Iziumo ligoninę kaip parama. Atrodo, kodėl mes vežam patalynę, ne? Negi čia tas reikalingas dalykas. Bet turėkite omeny, kad kareivis iš fronto atjudėjęs, jisai būna visas dažniausiai krūvinas. Jisai ant tos patalynės būna, galūnės atsiduria jo ir ta patalynė būna visa išbuizota, jinai purvina būna. Ir kitaip sakant, neįmanoma jos atgaminti į būsią padėtį. Todėl ta patalynė neretai būna tokia kaip vienkartinė. Todėl toks dalykas kaip patalynė atrodo mažmožis, bet iš tikrųjų labai didžiulis dalykas. Apačioj kairiai su savanoriais esame ant džipo, kuris keliavo link fronto. Įdomi istorija yra ta, tačiau jinai daugiausiai yra liūdna istorija. Tai, kad bevažiuojant paskambino to vaikinuko antra pusė ir sako, ar aš galiu paimti tą mašiną? Sakau, kodėl? Sako, nes mano antra pusė žuvo. Manai pasirodo irgi kariai yra. Tai va, tokia ta liūdna istorija, nes ta realybė yra tokia, kokia yra. Matau, dar vieną nuotrauką netyčia įdėjau. Apačioje po kairiai neretai užsukam į ambasadą, tai yra viena iš didžiausių Lietuvos ambasadų užsienyje, tai yra Kijevo. Ukrainos ambasada
Lietuvos ambasada Ukrainoje, Kijeve. Apačioje po dešiniai ganėtinai istorinė nuotrauka, nes mes čia sprendžiam su valdininkais, kokius miestų pastatus galbūt reikėtų atstatyti. Kadangi esu tas žmogus, kuris iš projektavimo pusės ir iš statybos pusės gali patarti, tai patardavau, ką reikėtų daryti. O tiesiog kaip savanoris aiškindavau jiem be atlygio, ką reikėtų daryti ir mokiau valdininkus, kokiais žingsniais reiktų keliauti tam, kad pastatai virstų iš pelenų į gražius, dailius pastatus. Viršui po dešiniai matote nuotrauką. Čia yra viena iš siuntų, kuri pasiekia mokinius Borodianko. Ką tai reiškia? Tai yra 1200 su viršum kompiuterių, kurie pasiekia yra mokinius tose teritorijose, kuriuose mokyklos yra sunaikintos, kompiuteriai išvežti, išvogti, ruskiai subombardavo ir išnaikino visą tai. Tai vienas mokinys gali per Zoomą besimokindamas, vienas kompiuteris gali išmokinti 5-6 mokinius maždaug, tai įsivaizduokite, tai grubiai tariant, tai yra 5-7 tūkstančiai mokinių, kurie šitų kompiuterių, galbūt ne pačių moderniausių, galbūt ne pačių naujausių, bet jų dėka galėjo gauti išsilavinimą. Primenu, kad čia yra QR kodas, kurio dėka galite aukoti, prisijungti Contribui, padaryti, nusiskanuojat. Ir kiekvieną mėnesį paremti 5 eurais, 10 eurų. Žinokit, tai nėra sudėtinga, nes 5 eurai tai nėra daug, bet jeigu kiekvieną mėnesį, tai susidaro tam tikrą sumą. 100 eurų yra jau kuro bakas, o frontą pasiekti yra tiek pat, kiek iki Romos. Jeigu įvesite kiek Vilnius / Roma, tai rasite panašų skaičių kaip iki fronto. Tai yra apie 2100 km iki fronto. Tai kai matėte tas mašinos, kurios važiuoja, tai būtent į jas ir pilamas tas kuras, savanoriam už nakvynės mokama, savanoriam už maistą. Judesys yra toks. O čia, kas čia? Čia yra toksai miestelis Siverskas. Keisčiausias turbūt pafrontės miestas, nes jis niekada rusai jo nepaima. Toksai, jeigu pasižiūrėsite Deep State ar kitose programėlėse, kuriuose galima pamatyti rusų pozicijas ir ukrainiečių pozicijas ir išlaisvintas žemės, tai tas miestelis atrodo, aišku, jis dabar gerokai labiau sugriautas, bet čia prieš 2 metus darytos, 2,5 metų darytos nuotraukos. Tai šiuose nuotraukose matyti, kaip atrodo realybė tose vietose, kurioje, kaip aš minėjau, nėra elektros, nėra ryšio ir nėra saugaus susisiekimo su civilizuotu pasauliu. Viršuje dešinėje daryta nuotrauka yra iš vienos iš misijų, tai yra 84 misijoje. Čia pas mano tokį draugą Paulių Peiko vadovaujamame fabrike metaliniam. Metalo konstrukcijas jie daro. Jie tiesiog savanoriškai sugalvojo daryti buržuikės, krosneles. Tai iš Pauliaus aš esu paėmęs nei daug, nei mažai, maždaug apie 300 su viršum krosnelių. Viršuje po kairė yra matyti nuotrauka. Gal kažkas žinos, kažkas gal nežinos, bet čia yra Bachmute tuo metu, kai dar į jį galima buvo įvažiuoti, būtent į Bachmutą esantis vaizdas. Dešinėje viršuje, vienoje iš misijų, nežinau, gal 70 kažkelintoj, vieni iš dovanojamų automobiliukų. O apačioj, kairėje, čia Ukrainos ir Lietuvos ministrai stovi prie Borodiankos centre ir sprendžia, kurį pastatą reiktų atstatyti. Tai va, tai kadangi mūsų laikas nėra didelis, o galėčiau istorijų dalintis ir dalintis, telefono atmintyje yra daugiau negu 45 000 vaizdų iš fronto, iš Ukrainos. Ir tie visi vaizdai liudija vieną dalyką, kad tas karas nesibaigė, bet tas karas yra labai šlykštus dalykas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes būdami čia galime būti čia, negirdėti oro pavojaus, kad galėdami stovėti, jūs galėtumėte žiūrėti į mane, o žiūrėdamas į jūs galėčiau išpasakoti istorijas, kaip iš kažkokio keisto filmo. Bet tas filmas yra labai realus, tas filmas yra kasdieną, besitęsiantis, kad ir šiandien. Į Dniprą pataikė raketos,
kitoj miesto daly šachedai nukrito ir tai vyksta kiekvieną dieną. Nes jeigu anksčiau susišaudimų, kurie keliaudavo iš Rusijos į Ukrainos pusę, šachedai raketos būdavo 1, 2, 3, 5, 10 ir visi sakydavo ohoho, ohoho, tai dabar jų keliauja šimtais. Šiais metais šimtais. Kitais metais dar kažkiek bus, bet jų vis daugėja, nes technologijos juda į priekį. Tai va, tai nedovanojame tankų pas mūsų asociacijai, pas mūsų labdaros fonde, bet mes dovanojam dalykus tiem kariam, tiem žmonėm tiesiai į rankas, kurių jiem labiausiai reikia. Tai reikia krosnelės, gauna, tai reikia generatoriaus, gauna, tai reikia aprangos, gauna, tai reikia kojinių, gauna, tai reikia automobiliuko, gauna, tai reikia dar kažko, irgi gauna. Tai noriu paraginti, kad visi prisidėtumėt, kad visi judėtumėt, kad visi darytumėt dalykus. Nes galiu pasakyti, per 4 metus, per 85 misijas ir 170 plus kokias suorganizuotas į Ukrainą, tai tas dalykas labai yra stiprus ir jisai labai džiaugiuosi, kad nėra čia. Tai ačiū Jums, kad išklausėt pusvalandžio šnekos mano.